nuo 100, tarkim, iki 3 ar ten kokių 400 ar ten, tarkim, iki 3, jie lošia tos gerus turnyrus. Tai visiškai kito lygio turnyrai, visiškai kita atmosfera, visai kitos treniruotės ir taip toliau. Jeigu, tarkim, irgi taip pat jo, bet yra, pavyzdžiui, kas važinėja ir po futuresus palošt, mes irgi, pavyzdžiui, tų futuresų niekada, čia tik tai rašo, kad mes čia atsisakėm, viskas jau maždaug žemas mums čia lygis, gal rašytojai visokie, žinai. Bet matomai, kad lošimi tų futuresų vieną kitą, bet jūs neįsivaizduojat, koks didelis yra skirtumas tarp futureso pačio ir challengerio kvalifikacijos. Tai yra visiškai kita, absoliučiai kita atmosfera, visiškai kitas treniruočių noras ir visiškai kitas sportininkų darbas. Ten, kas lošia challengerius, jie visi absoliučiai atvažiuoja ir žino dėl ko ir kam. Futuresus tai yra gyvenimo būdas. Dažniausiai važiuoja tie, kurie jau, žinai, važiuoja, žinai, pas mergaitėm, balaus pageria. Jie lošia ten visą gyvenimą tarp tų 500 ar ten 1000, jie ką, labai gerai. Važiausi, dirba po $500, į barą, žinai, kokį, kitą nuvažiuoja. Treniruotis ten dauguma netreniruoja, mažai treniruojas, parūko jie ten, žinai. Tai žinai, ten į tos challenge'us, o į challenge'us kaip nuvažiuoja, atmosfera yra galinga, jau išvis ten. Jau taip, žinai, vat ir dabar, sakykime, Tailane 40 dienų ryte iki vakarėlio. Ir pats ir visi kiti, pavyzdžiui, Gučionė, kuris, iš tikrųjų aukšto lygio sportininkas, tai dar kritęs iš 100, ką tu, žmogelis, nuo ryto iki vakarėlio muša tą kamuolėlį iš galo į galą, žinai. Noriu, sako, sugrįžti 100.